Aš esu Danielius Ježkovas. Jau kurį laiką jaučiu, kad nebesu savim, dažnai būnu suirzęs, piktas, nelabai laimingas ir norėčiau šiame video ištransliuoti iš savo širdies jums apie savo artėjančius pasikeitimus, metamorfozės karjeros kelyje. Dar kai nebuvo skaitmeninių telefonų, čia vat yra daug gražių ir šiltų prisiminimų. O čia mano mama, kuri mane įkvepia. Mano įkvėpėja, mano palaikytoja. Tatuiruoti aš pradėjau 1998 metais. Pirmus 7 metus tai buvo vien eksperimentai, nesėkmės, bandymai. Ir tik po 7 metų aš jau pats buvau patenkintas daugmaž savo darbų rezultatais. Aš pradžioj dirbdavau tėčio tos keramikos dirbtuvėse, kur pilna dulkių, molio, ten darydavau ant ištesiamos lovelės be pirštinių, ten ir alaus būdavo ir iki paryčių, nu žodžiu, tragedija buvo. Ir dar kažkurį laiką aš tiesiog važinėdavau pas žmonės pagal iškvietimą. Bet ten irgi su nuotykiais būdavo. Čia tik tais pirmų tatuiruočių nuotraukos kokios. Su viena adata darytas. Su viena adata tai čia... Styga, užgalata gitaros styga 08. Visai neblogai gaudavus, mačiau. Tokia kreiva šleiva. Bet jinai tais laikais atrodė wow. Čia buvo tatuiruočių konvencija Vilniuje. Tada Ramas buvo komisijos pirmininkas ir vieną darbą pateikė ir jis negalėjo patikėti, kad jisai padarytas su ta savadarbė mašinėlė, su ta styga, žinai, ten labai įdėmiai žiūrėjo. Kitas etapas buvo, pradėjau nuomotis nedidelius kosmetikos kabinetus kirpiklėlėse, žinai, nes aš turėdavau norinčių, tai vienam kabinete, tai kitam kabinete. Na ir lygiai greta to aš turėjau Klaipėdoje kolegą, Timūrą. Ir jisai sako, davai darom kartu, normalią studiją. Ir tai buvo nedidelė studijėlė, labai gerai ten leidom laiką, jisai mane daug ko mokino, daug patarimų, tikrai fain atmosfera buvo, bet ir tas etapas baigėsi. Timūras iškeliavo į Švediją, paliko man visą tą tatų studiją ir va tada pirmą kartą virš durų buvo rašyta Danis tatų studija. Tada ir mokinių jau atsirado, ir administratorius reikėjo, pradėjom ir auskarus verti ir tada jau atsirado šita studija. Labai bijojau imtis šitos atsakomybės, nes čia jinai 4 kart didesnė negu senoji, bet atsiradus mano gyvenime Gintariai, sako, davai darom, mums pavyks. Ir vat jau 12 metų beveik esame šitose patalpose, čia viskas keičiasi, verda, žodžiu, niekas čia niekada nestovi vietoj, čia vyksta šou, vyksta teatras. Ir labai džiaugiuosi, kad šitą studiją džiugina ir jūs. Na, tai čia mano dabar darbo erdvė, mano keli kvadratai. Visas čia yra dovanas. Pradžiui, kai išsinuomojom šitas patalpas, jos tokios tuščios buvo, niūrios, žinai. Bet su laiku pradėjo pilnėti viskas. Ir dabar jau praktiškai nebėra kur ir kabinti ko. Kiekviena mašinėlė, jinai kažkada buvo labai svarbi mano karjeroje. Kiekviena turi savo atsiradimo istoriją ir kiekviena turi savo pavadinimą. Pavyzdžiui, šitą dariau Vilniaus dailės akademijoje kaip baigiamąjį darbą. Diplominė. Jinai yra sidabrinė iš sidabro. Dirba gan prastai, bet koncepcija, va čia su rūgštim gintarą įdėjau. Reikšmingiausia yra šitą mašinėlę. Nes man labai senkėsi su linijom. Ir yra vienas meistras Lietuvoje, kuris pradėjo darytis mašinėlės ir aš paprašiau, kad jisai sukurtų pagal mano poreikius. Ir aš jau tada buvau grįžęs iš Indijos. Ir būtent, kad būtų OM, kad jinai turėtų to sakrališkumo. Tai čia va Lithuanian Irons, viena pirmųjų mašinėlių. Dabar kokį kelią aš pamečiau ir apie ką aš kalbu. Turbūt daugelį esu pasakojęs istoriją apie savo pirmą kelionę į Indiją, kurioje teko bendrauti su Vedu išminčiumi, astrologu, ir jisai pažiūrėjo į mano delną
ir pasakė, kad aš turiu dovaną iš aukščiau, tai yra kurti paveikslus, kurie turi labai stiprią energetinę vertę, stiprų biolauką. Greičiausiai gal praeitam gyvenime buvau ar kažkoks ikonų piešėjas, ar išpaišinėjau freskomis šventyklas ir pasakė, kad aš turiu nešti didelę atsakomybę už tai, ką aš kuriu. Todėl jeigu aš darau pozityvius kūrinius, tai jie pritraukia pozityvę energiją, lygiai tas pats su neigiamom energijom, todėl aš grįžęs jau kurį laiką nebedarau visokių demonų, kaukolių ir negatyvių tatuiruočių. Buvo tokia klientė, moteris, jinai atėjo ir tatuiravimo eigoje pasakė, kad su vyru kurį laiką negali susilaukti vaikų. Ir aš sakau, tai mes galim padaryti tatuiruotę, kuri pakviestų tą sielą į jūsų šeimą. Tai mes, žodžiu, padarėme medį. Medžio lapyje buvo kaip jos atvaizdas, buvo jos vyro atvaizdas ir per vidurį padarėm taip kaip kūdikio embrioną. Labai patiko tatuiruotė, viskas gerai, išleidau, ir pamiršau apie tą istoriją. Žodžiu, po 2 metų jinai man rašo. Parašė gal tokį laišką, kad pagaliau pavyko pastoti, pagaliau susilaukė taip svajoto to kūdikėlio vaiko ir ačiū tau, čia tavo ta tatuiruotė, ta. Aš daviau tą žinutę paskaityti Gintariai. Tai žodžiu, Gintarė, jinai kaip mama, kaip moteris, jai taip surezonavo tą žinutę, jinai tiek verkė, tiek tų ašarų buvo. Ir aš dar atsimenu, kad pasidalinau, aš paprašiau, kad ar galim pasidalinti viešai tenais tą žinutę, tai sulaukė milžiniško palaikymo, ten tų patiktukų belekiek buvo ir, žodžiu, pradėjo tas moteris man rašyti, kad ir man kažko reikia. Bet aš kažkaip tada ar kažkur iškeliavau ir nutruko tas procesas, žinai, tai galvoju, po biškį vėl galima būtų išsukti, padėti žmonėm, ateina žmogus papasakoja kažkokią bėdą ir tu darai su ta intencija ir realiai gali padėti jam. Kiek atsimenate, mano karjeroje buvo ir Karma Tattoo projektas, ir kūriau paveikslus, kuriuos atidaviau labdarai ir dar įvairių projektų, bet dirbdamas Danis Tattoo studijoje, galima sakyti, ta kasdienybė, ta rutina atbukino mano kūrybinį potencialą. Todėl jaučiu, kad noriu biškį pereiti į aukštesnį lygį ir norėčiau kurti tokias tatuiruotės, kurios turi labai stiprią energetiką, turi magiją ir norėčiau jas dovanoti, kurti jums ir jums. Gal jau 2 pastaruosius metus jaučiuosi kaip nesavas ir pagaliau atėjo mintis, aiškiai kaip krištolas, ką ir kaip turiu daryti ateityje. Taigi noriu pranešti, kad ko gero man teks baigti daryti tas vadinamas komercinės tatuiruotės, tai tos tatuiruotės, kurios nori jūsų protas ir jūsų ego, ir noriu daryti tatuiruotės, kurių trokšta jūsų siela. Taigi tatuiravimo sesiją noriu paversti tokiu ritualu su meditacija, su sakraliniais garsais, prie ugnies, su malda lūpose, tai kaip darė mūsų protėviai. Tai tą informaciją mes galėtumėm paversti į grafinį dizainą ir padaryti ją jau toj kupolinėje erdvėje, kuri jau tikrai padėtų kaip amuletas, kaip placebo efektas. Ir kai jau išeisiu daryti tas astralinės tatuiruotės, vieną dieną aš galėsiu skirti tam komerciniam tatuiravimui, kaip aš jį vadinu. Manau, bus geras balansas. Aš manau, kad tai yra mano tikrasis kelias, mano tikrasis pašaukimas. Pasitikiu visata, pasitikiu jumis ir tikiuosi, jūs mane palaikysite šiame kelyje, ko pasiekoje mes galėsime padaryti daug gražių, nuostabių dalykų kartu. Vienas mano bičiulis apie mane apibūdino taip: Dani, tu gyvenime esi kaip tas spurgyčių kepėjas Basanavičiaus gatvėje. Tu paimi žmogų,
ir meti į verdantį aliejų. Tai aš noriu ir toliau tai daryti, noriu būti tas spurgyčių kepėjas, kuris tiesiog meta žmonės į verdantį aliejų. Nu, bet čia gerąją prasme, kad, žinai, nes jisai tada keičiasi, jisai iš tešlos virsta į spurgytę skanę.